Sveiki! Štai šiandien atėjo ta diena, kai mums atėjo laikas padaryti apžvalgą Segway Beeline liaudiškai vadinamų bagių. Aš ilgai galvoju, kaip čia tinkamai padaryti tą visą apžvalgą ir pagalvojau save ant tos minties, kad aš tokios technikos vairuoti nemoku. Aš moku vairuoti keturratį, puikiai moku vairuoti automobilį, dar gal dalyvauti slalomuose, dar kažkur tai, bet aš manau, kad čia yra tikrai visiškai kiti pojūčiai, visai kitoks vairavimas. Ir aš manau, kad ir žmonės, kurie galbūt norėtų įsigyti tą techniką, irgi yra panašioj pozicijai kaip ir aš. Kaip ir norisi, bet nežinau kaip, ar man tą verta. Tai mes šiandien važiuojame į Vidiškių trasą. Aišku, greičio ribotuvas stovi, bet mes jį ten išmėginsime ir važiavimo eigoj pasakysim savo nuomonę, kaip jis valdomas, kokios yra jo savybės, čia baisus daiktas, nebaisus. Nes kaip žiūrėjo apžvalgas internete, visi jį gyrė. Aš noriu tikrai įsitikinti, kuo jisai yra toks geras. Na ką, pirminį trasą. Nu ką, bandom. Žodžiu, pirminis įspūdis, kad su šalmu ne visai patogu dėl sėdimų, bet vis tiek reikia su juo būti. Čia gal labiau įpratimo reikalas. Čia truputėlį variklis vis tiek pašildytas, būtinai reikia prisisegti. Mano diržas irgi turi tokį bloką, tai jeigu aš jo neprijungi, tai tau neleidžia išvystyti galios. Tai yra priežastis dalykas. Aš važiavau. Nežinau, ar mane girdite čia važiuodamas, gali matyti savo poziciją, ant kiek jis pavirtęs. Neteko nekalbos, net nežinau. Taip, galas kol kas pajėdam, pravažiuojam pagal palį trasą, pasižiūrim. Viskas? Kaip matot, išmėginom važiavimą, tai galiu pasakyti vienas iš tokių nedidelių minusų, kad į saloną viskas neša, man rodos jau esu minėjęs. Tai aišku, kaip žinau, papildom komplektaciją galima užsakyti, kad būtų galima tai viską uždengti ir tada galbūt bus švaresnis, bet aišku, susiparinau, ne? Tai iškirptis. Tai žodžiu, užsisakęs iš papildomų aksesuarų tikrai yra, kad galim uždengti ir langą, ir apačią, ir liksite labiau švarūs. Kas iš mano pastebėjimų yra blogai, tai vis dėlto tie veidrodžiai. Aš ir taip esu persidės ne taip, kaip gamyklis numatyta, nes jie turėtų stovėti būtent taip. Bet pastačiau taip patogiau, kad jeigu kokia šaka, kad nenulaužta dar kažką, bet žiūriu, man truputėlį matomumo trūksta ir reiktų gal galinį vaizdo veidrodėlį, bet kaip žinau irgi, kaip papildomi aksesuarai, jiems galima tai užsakyti. Dar mačiau variantą, kad tiesiog veidrodžius sukeičia vietomis, kairė su dešinė, dešinė su kairė ir pastato jis aukštyn kojom
tai galbūt pamėginsi tokį variantą, gal labiau kažką matysi. Bet šiuo atveju tačiau taip, kad su kokia šaka jo neužkabinti, nes jis buvo labai stipriai užsikišę. Dėl pakabos veikimo esu nustebęs. Dabar palikti gamykliški nustatymai. Tai važiuoja tikrai smagiai, visus nelygiumus tikrai sugeria, nėra kažkokio diskomforto. Tarkim, būdavo tokių momentų, kai pripratęs prie keturračio, kad važiuoji toj, kai dos per pakabą arba kažką tokio nebuvo. Tiesiog gražiai pravažiuoji, minkštai ir, sakyčiau, galima važiuojant drąsiai kavą gerti, neapsipilsi. Su padangom jo, mūsų tas buvo, kad būtent pusę tos slėgio laikyti, kur yra numatyta ant šitos lentelės. Tai tikrai pakankamai labai gerai valdosi, kaip nepatyrusiam vairuotojui su tokia technika. Tu tikrai jautiesi saugiai ir, tarkim, svarbiausia nepervertinti, iškirpsim kažkaip, nepervertinti savo galimybių, tai vis tiek su tokio dalyku reiktų elgtis gan atsargiai. Yra toks, tarkim, kai sėdi prie vairo, tai nejauti, kad jis ten svyra, dar kažką, tik tai nebent ant ekraną matai, kur rodo tau, kokioje pozicijoje yra keturratis. Keleivis sakė, kad, tarkim, tokiais momentais lygtis jaučiasi, galbūt virs, galbūt nevirs, bet nėra tokio kažkokio labai didelio diskomforto, gal čia tiesiog labiau neįpratimo reikalas. Pirmą kartą atsisėdus, man jį buvo labai nepatogi sėdynė. Pasakiau, kad sudėtinga priprasti ir kaip čia man važiuosis, bet kai pradedi važiuoti, susikoncentruotis važiavimo, tai kažkaip net pamiršti, kad tam tau buvo gal nepatogu ar dar kažką, kad viskas yra labai tinkamai padaryta. Galbūt norėtųsi to vairo gal kažkiek tai aukščiau, galbūt kažkiek labiau į vidų, bet iš esmės gan patogiai sėdi. Nors, kaip minėjau, pirmas įspūdis buvo, kad gal nebus visiškai patogu. Labai toks pastebėjimas, kad labai užneša tą šoną, tai eksploatuojant šitą aš galbūt papildomai uždėčiau dar čia tos guminės purvasaugius, tada gal mažiau užneš šitą šoną. Šiaip pasikvėjus visą laiką buvo tokia savybė, kad jie tikrai labai gerai valdomi, bet kai kažkur važiuoja, tai visur užneša. Tai iš esmės vėlgi tas geras valdomumas, bet tave užneša purvu. Dėl pačio variklio veikimo principo, kad ir suvažiuojam su greičio ribotuvu dar 60 km/h, tai didelis diskomforto dėl to nėra, nes leidžia išvysti pilną galį išstartuojant iš vietos, po to tik tai jau pajauti, kad biškai jau pristabdo. Bandėm veikti vieną kitą kalniuką, tikrai jisai puikiai kabina ir puikiai važiuoja. Vienintelis dalykas, dabar nežinau, kaip jį reikės visą šitą išplauti. Bet turime apačioj nuleidimo kamščius, tai atsuksim grindyse kamščius ir visas vanduo tikrai nubėgs. Viskas yra apsaugota ir mygtukai standartiniai kaip keturračiuose, tai ten tos vandens jie kaip ir nebijo. Visa kita tiesiog įspūdingas žaislas. Jeigu jūs norite pajusti save kažkokio lenktyninko, važiuojant ten į mišką, kad ir šiaip, ar į žvejybą, ar dar kažkur, jūs tikrai su juo susitvarkysite ir gausite tikrai įdomų pojūtį. Aš visą laiką buvau labai toks skeptiškas tiems bagiams, keturratis įdomiau dar kažką, taip, ten tarp medžių gal lengviau manevruoti, bet jo manevringumas, ypač tik su galu įjungtu, tikrai užtenka vietos drąsiai apsisukti, nereikia labai didelio ploto.
O ką galiu papasakoti apie vidų Segway V-Line? Nu, tai turime standartiškai šviesų jungiklius, tolimos, artimos, yra dieninės šviesos, jeigu matėte, tai yra tiksliau, jeigu pastebėjote, aišku, posūkiai, kairė, dešinė, viskas normalu. Man labai patiko labai patogus valdymas visai po ranka, kai važiuoja vieną ranką ant vairo, čia abiejų perjunginėti jo nebereikia, tai patogu sustoji ir gan greitai perjungi tarp 4 arba tik galą. Vėlgi galima užblokuoti galinį tiltą. Signalas yra, tarkim, režimas sportinis ir ekonominis. Pasakyčiau, kad labai gerai važiuoju ir ant ekonominio, gal sakyčiau, netgi gal labiau startas ant ekonominio yra toks įdomesnis, tikrai jaučiasi galia, ant S jau važiuojant apsukom, tai šitą gali perjunginėti, nereikia sustoti, galima tiesiog perjungti iš karto važiavimo metu. Taip pat turime papildomą mygtuką, jeigu atbuliniu važiuojant neužtenka galios, nes tikrai riboja, žinau, tai svarbiais momentais tiesiog papildomai paspaudžiam dar vieną mygtuką ir viskas. Ekranas irgi vėl viskas čia yra paprasta, galima prijungti ausinės arba kažkokią nešiojamą kolonėlę. Tikrai, žinau, galima sukomplektuoti ir papildomom garso kolonėlėm, tada jau gaunasi viską puikiai, kaip matot, radijas veikia. Telefoną prijungite, vėlgi žinutės matote, kas skambina, tai iš dalies reikia tik tai jau per ausinę atsiliepti. Aš bandžiau sujungti su karda, tai man viskas veikia. Tai aš paspaudžiu čia mygtuką ant šito ekrano ir aš jau per kardo galiu susikalbėti. Taip, žemėlapis. Su žemėlapis yra truputėlį sudėtingiau. Iš esmės jisai nėra blogas, čia labiau reiktų internetui pasidalinti iš telefono, bet kažkokį maršrutą sudėlioti nelabai ant jo pavyksta, nebent atsiūsite tam tikrą kvadratą, kuris jums bus reikalingas, kur tikėtina važinėsite ir tada jau galime pasižiūrėti, kaip atrodo. Tarkim, aš vis tiek važiavau metu, jeigu matėte, dubliavau su navigacija Garmino, nes aš pripratęs prie Garmino, tai gaila, kad neįdėgi čia į šitą daiktą to Garmino arba kažką panašaus, bet aišku, tai ir išbranginto jo kainą. Vėlgi galim pažiūrėti važiavimo savybės. Su tom savybėm čia yra toks geras momentas. Man patinka, kad tu gali matyti savo padėtį ant kelio ir tai tikrai ant ekrano iš karto matosi, kokia pozicija ant kiek jis yra pasiręs, jeigu tarkim sunku susigaudyti, kaip tu čia dabar esi. Aišku, apsivertus, tai tikrai suprasi, kurioje tu pozicijoje randėsi. Na ir vėlgi nustatymai, Bluetooth'o, kalbą ir visą kitą. Pagrindė daugiau funkcijų galima dar rasti pačioje programėlėje, kai pasijungi, tai jau galima ekrano nustatymus truputėlį pakaitalioti, kilometražą, mylių, dar kažką. Vairo stiprintuvo reguliavimas irgi veikia per programėlę, bet kaip man asmeniškai, kaip visada, užtenka vidutinis variantas ir tikrai puikiai susitvarkė visą kelionę. Mėginau aš, tarkim, lengvesnį ar sunkesnis tikrai jau reikia gerai pasportuoti, jeigu kažką veikti sudėtingesniam kelyje, bet iš esmės geriausias yra MIDI, vidutinis variantas. O šiaip tikrai daiktas yra neblogas, tikrai verta su juo pasivažinėti ir manau, įspūdį tikrai jisai jums paliks. Na, tuo ir užbaigsime mūsų nestandartinę Segway V-Line apžvalgą. Taip pat mes turime ir Segway AT6 ir AT5 modelius. Visus galima apžiūrėti pas mus V-Moto Minsko plentas 108 Vilniuje. Iki sekančio video ir susimatysim bekele. Ir nepamirškite, V-Moto tai yra jūsų nuotykių pradžia.